Taip, labai populiaru šiais laikais yra kalbėti apie santykius, vesti įvairiausius santykius, seminarus, ne, tai iš tikrųjų yra tokia tema, kuri man asmeniškai ne tai, kad neįdomiausia, bet tai yra jau, sakykime, mano praeitų gyvenimų įdarbis ir praeitų gyvenimų etapas, kuris yra suvokiamas. Suvokiu, kaip tai vyksta ir svarbu nenusiburbuliuoti šitam gyvenime. Labai populiaru yra kelti visokius video, kokie vyrai blogi, kaip jie ten nukrenta nuo sofų, kaip jie guli, nieko nedaro, nesiekia, nesirūpina moterim, nesistengia uždirbti, nepadeda buity. Ir tokius video paprastai kelia moteris, su kuria galbūt joks vyras pasaulyje net nenorėtų rūpintis, kuri jau patapo, kaip yra tokie du kraštutinumai, ne? Tai pudak, tai višta, ir gaidys, tai kakarikų. Tai moteris tarsi tokia pajuokiame prasme, sako pudak, jinai eina pagal savo gaidę, ne? Bet pudak būtų ta, kuri visiškai kaip besmegenė eina. Ir gaidys, tai šiuolaikinė moteris gaidys, kuri laksto su skiautere, kuri yra labai kieta, viską moka, visko pasirūpinti, pinigų uždirbti, mašinas tvarkyti, viską moka, jei vyro nebereikia, tai yra šių laikų tendencija, taip. Taip, tai šitoj knygoje visas enciklopedija santykių yra ir plus paremta realią istoriją. Štai galite įsigyti. Tai yra tikra reali istorija, tikra istorija ir plus viskas labai konkrečiai surašyta, be jokių svaičiojimų, kaip aš mėgstu. Moteris tai energija. Kadangi vyrui energija labai reikalinga, tai dėl jos jis turėtų labai pasistengti. Moteris dėl savo itin jausmingos prigimties gali taip panorėti, jog jos noras išsipildys akimirksniu. Tai reiškia, kad vyras turėtų labai atsižvelgti į moters norus ir jausmus. Tuo tarpu vyro prigimtis nėra jausminė. Vyrai paprastai taip nesureikšmina smulkmenų pasakytų žodžių ar savo jausmų. Jie gali būti santykiuose nepaisant dėl to, jog jausmai nekonkuliuoja. Tiesiog iš įpročio ar dėl to, jog prisiema atsakomybę už moterį. Taigi pasiūlymas vyrams tiesiog daryti viską, kad jūsų moteris jaustųsi laimingai ir galėtų veikti tai, ką ji nori. Tai reiškia, kad nereikia moteriai daryti spaudimo, liepti daryti tai, ko ji nenori kažkaip elgtis, atmetant savo norus. Kuo dažniau paklauskite moters, ko ji norėtų, kas jai patiktų, ką ji norėtų veikti. Tiesiog paprastas klausimas, ką norėtum veikti, kur norėtum nuvažiuoti, ką malaunaus norėtum savo nusipirkti. Tai smalgius smulkmenos, kurios suteikia pasitenkinimą, nors ir laikiną. Bet tai yra moters prigimties puoselėjimas. Vyras negali nuspręsti, jog neturėsim vaikų, pakaks vieno. Vaikai – moters prigimtis. Ji taip pat atiduoda savo energiją ir išmoksta rūpintis. Jei moteris nenori vaikų, tuomet galbūt nori gyvūnų ir savo daržo. Nors moteris savo prigimtim yra energija, tačiau vyras ją grąžina atgal. Energija, kitokia forma, intelektu. Tai reiškia moteris jausmai, norai, energija vyrui, o vyras grąžina jai intelektą ir sąmonę. Ir taip jau įvyksta šiam pasauliui. Dabar energijos yra tragiškos padėties. Tie, kas turi energetinį matymą, jie supranta, kad yra tragiška padėtis. Kodėl tai, kas yra populiarios moterų stovyklos, jūs įsivaizduojat, iki kokio lygio pasaulis turėjo nusiristi, kad moteris moteryje sužadintų energiją. Moteris moteryje. Kas vyksta? Energiją moteryje sužadina vyras, o vyrą vyrų padaro moteris, nes jinai skatina ją rūpintis ir prisimti už ją atsakomybę. Ir viskas skambėtų labai gražiai. Tačiau, kaip sakiau, dabar pilna video, dar kažko tai, kur moteris pikta visa. Jinai gyvenime nesutiko tokio vyro, kuris ją norėtų pasirūpinti. Kodėl? Todėl, kad jinai yra gaidys. Gaidys, suprantat, ir ieško savo pudak. 30 000 pasiekėjų pudak, kurios norėtų eiti pagal šitą gaidį. Tai yra baisu. Visos energijos yra sutrikusios. Vienas ir tas pats vyras, jūs galite atlikti eksperimentą. Jūs pažiūrėkit, galbūt išrinkit moterį, kuri turi atsakingą gerą vyrą ir subėgs, tarkim, 10 tų emancipuotų, šustrų moterų, kurios viską moka ir sako, man nereikia vyro, nebent apvaisinimui. Ir tas geras, nuostabus vyras, jis su ja toks nebus. Kiekviena moteris ir kiekvienas vyras sužadina skirtingas energijas. Tai yra tokie nematomi dalykai ir labai gilus. Viena moterim visi vyrai norės rūpintis, gerbti ją, neskriausti. O kita moterim visi tie patys vyrai norės nesirūpinti, negerbti, nesiklausyti.
nejausti malonumą su jie bendraudami. Kodėl? Nes jinai nebėra moteris, net nėra prasmės apie tai šnekėti. Kokia prasmė suvaryti tos vyrus į vienus vartus? Reikia savo realų lygį pamatyti, kokia tu esi. Tu būtent, kokia tu ta moteris, kaip tu išpildai tą padėtį. Pats nuostabiausias vyras pasaulyje su ta moterim taps pačiu blogiausiu. Pati nuostabiausia moteris, ideali, kažkuo įdomi, faina, su kitu vyru. Tokia nebus. Tai yra energijų žaismas, atitikmenis. Mes visada prisitraukiam tai, ko mes esam verti ir iš to kuriam. Nuolat kuriam. Nereikia niekada suvaryti priešingos lyties. Pasaulyje masiškai vyrauja moterų neapykanta vyrams ir tai, kadangi moters energija yra tokia stipri vis tiek, nes jinai tą lytį turi. Tai yra užkrečiama. Tai galbūt vienintelis video įrašas apie tai, nes tai tikrai man ta tema tokia. Jinai yra suprantama, turiu aš kitų dalykų, ko siekti, tai yra intelektas ir jo galimybės, tai ką mes galim su savo intelektu padaryti ir kur jį nukreipti ir kaip keliauti per kitus pasaulius savo sąmonę ir kurti sekantį įsikūnijimą. Yra ką veikti, dėl to gali sakyti, kad pasipūtusi, dar kažką, nekalba tom temom, sėdi, tyli, visą gyvenimą tai buvo. Ateini į moterų ratą ir jos varo ant savo vyrų, jos taip baisiai varo. Baisu klausyti, nebesu senai tame, tai yra tai baisu, kad aš nežinau, pragaras kažkoks. Varo, suvaro, išpasakojo visom draugiam visas paslaptis. Baisu. Nereikia iš vis nieko šnekėti apie savo santykius. Nieko. Trumpai, mažai. Ir tai tik galbūt su viena drauge kažką. Nieko. Tai yra jūsų santykiai. Jūsų asmeninis dalykas. Kodėl apie tai turi žinoti visas pasaulis ir galbūt dar pavydėti? Ne, to nereikia. Galima svajoti pamačius gražią porą, kad kaip faina. Norėti tokio pat vyro ar tokios pat moters. Bet tai nebus tas pats, tai neįmanoma. Tai yra tų dviejų žmonių energija. Be galo nuostabu, esu nežinau kiek kartų, tūkstančius kartų pasidžiaugusi gražiom porom. Ypač senukais, į Tenerifę jų labai daug būdavo, atvažiuoja atostogauti, vaikšto susikibę už rankyčių ir nors ten pabūna tame gražiam santykiu, nebūtiniam. Todėl čia nėra jokių patarimų. Netgi vedų dėsniai nebepadeda. Netgi patys lektoriai iškraipo šitą temą. Nes nėra jokio recepto. Nėra, nes visi skirtingi. Absoliučiai skirtingi, mūsų norai skirtingi. O ta energija, kuri susikaupusi viduje priešingai lyčiai, neapykanta arba pagarba, tik ir pritrauks tokius partnerius arba galiausiai juos tokiais padarys. Pačiais baisiausiais įmanomais variantais. Ir nėra gyvenimas tik santykiai. Gyvenimas nėra tik pinigai. Tai yra dalis šitas svarbu, santykiai svarbu, kaipgi ne, pinigai jie svarbu, kaipgi ne. Bet be šitų dalykų yra begalė tūkstančių gražių dalykų šitam pasaulyje.